Bet iš tikrųjų, tai yra nepaprastai didelis įdirbis daugumos žmonių, iki jį atsirado šiandien ant šito stalo. Ir aš turbūt nederėtų čia kalbėti, kad visuomet trūksta ir laiko, ir pinigų knygoms išleisti. Jeigu ir vieno ar kito būtų buvę šiek tiek daugiau, čia būtų viskas daug tobuliau. Ne tai yra esmė. Jau ir tai, ką mes turim, yra vertinga. Ir aš pasakysiu labai subjektyvią nuomonę dėl ko. Tai yra drąsi knyga. Čia atsivėrė tiek žmonių, nevyniodami į vatą, kad jūs retai kur berasite. Iš tikrųjų, tai yra didžiausias šios knygos privalumas. O šiaip savo žmonės šiais laikais neatsivėrinėja. Reikia mokėti, juos paprašyti ir prikalbinti. Ir dėl to tai didelis nuopelnas Rezui, kad rado kelią į kiekvieną. Nes, kaip, kai kalbėsi su žmogum, galėtum prisidėti, parašyti. Jo, žinoma, suprantama, bet kai reikia padaryti, kai laikas tikrai spaudžia, tai atsiranda begalės įvairių kitų neatidėliotinų darbų ir pasibaigia, ne visai tuo, ko laukti ir tikėtasi. Tai vat būtent šita išskaudėta nuoga tiesa kai kuriuose tekstuose, ateinant iš labai įvairių rakursų, iš mokinių, iš žmonių, kurie, sakykim, techniškai prisidėjo, pastatydami tą mokyklą, pereidami visą tą... Labai įdomus. Taip, laužomą tą visą aparatą. Tai šitas yra labai svarbu. Dabar kaip dailėtyrininkė esu išmokyta knygas vertinti dviem kriterijais. Tekstas ir vaizdas. Ir būna paprastai 3 atvejai. Labai geras vaizdas ir niekinis tekstas. Būna tikrai gerai padarytas tekstas, bet labai trūksta kažkokių papildančių vizualinių akcentų. Ir būna balansas. Būna, kai viena papildo kitą. Tai aš čia labai puoliau žiūrėti iliustracijas ir likau patenkinta. Nes jeigu žiūrėtumėte ne kartą ir ne 2, tai jūs iš karto matytumėte, kaip fotografijos praplečia kalbamo reiškinio esmę. Čia iš karto atsiduria ir Alytaus kraštotyros muziejus. Matėt, kiek yra nuotraukų su jų interjeru. Reiškia, jis yra dailės mokyklos dalis, nes ten nuo seno vyksta gynimai. Matėte ir prieigas prie miesto rotušės, ten irgi vyko įvairios akcijos. Yra svarbu. Miestas yra, aš čia gal tais agresoriškais terminais užkariautas, nesakysiu, bet iš tų iliustracijų, labiau negu iš teksto, galima suvokti, kaip mokykla ėjo į Alytaus miestą. Ir būtent vaizdas mums tą perteikė ir sąmoningai, ir pasąmoningam lygmenyje. Tai va, o apie tekstus, žinoma, Giedrė sakė, kad jie labai subjektyvūs. Redas sakė, kad tai yra labai daug jausmo. Aš irgi pasikartosiu. Man tai yra vertybė būtent tas toks, kaip pasakyti, atvirumas. Tai yra prabanga šiais laikais. Nes taip jau yra, kad šiandien kažką sakydami turime labai save cenzūruoti. Įpročių jėga. Ar nepakenksime kam nors, ar teisingai supras, ir kai tų saugiklių atsiranda tiek daug, nebelieka aišku, ką pasakyti norėjai. Tai va šitas dalykas čia yra labai svarbus.